Sveiki gyvi gravel nuotykių mėgėjai ir mėgėjos. Sėdžiu lauke prie savo garažo vartų, viskas uždaryta, netrukus jos atidarysiu ir pakviesiu jūs visus į vidų. Pardaviau savo Factor Ostro gravel dviratį. Atėjo laikas su juo atsisveikinti ir atsinaujinti, bet šitas video tikrai ne apie tai. Apie naują gravel dviratį pamatysite sekančiose epizoduose. Jeigu sekate nuotykius ant gravel, tai žinote, kad kažkada savo Factor Ostro gravelį buvau perdaręs iš 2x sistemos į 1x. Tai buvo ten ir daugiau visokių pakeitimo ir nuo to laiko man liko tokia pilna dėžė dalių. Perjungiai, galinis, priekinis, tai yra atvirkščiai, liko kasetė, liko chainringai visokie, kiti geri dalykai, stabdžių diskai liko daug detalių. Iš tikro galima buvo dėti į skelbimus, siūlyti draugam, atiduoti, montuoti ant vaikų dviračių, bet aš pasirinkau kitą dalyką. Nusprendžiau savo susirinkti dar vieną dviratį. Beje, man dar liko ir plentiniai Black Ink ratai, kuriuos aš buvau nusipirkęs Ostro graveliui, nes pradžioje jį naudojau tokį kaip universalų all-roundinį dviratį. Tai tiesiog greitai pasikeisdavau ratų komplektą, jeigu norėdavau važiuoti į plentą ir mindavau. Tai va, nusprendžiau komponentų nepardavinėti, išsivaliau garažą, susirinkau viską į vieną dėžę, pasižiūrėjau, ko man dar trūksta, man trūko kelių komponentų, pavarų perjungimo rankenėlės ir stabdžių suportai, taip pat vairas ir kelios kitos nedidelės smulkmenėlės. Kadangi neturiu plentinio dviračio, tai nusprendžiau susirinkti būtent tokį ir pradžioje galvojau, kad imu bet kokį rėmą ir turėsiu tokį kaip winterbiterį, kažką susikonstruosiu, kažką pasidarysiu. Bet nusprendžiau padaryti šiek tiek geriau ir susirinkti galbūt visai neblogą plentinį dviratį. Netrukus pamatysim, kas iš to išeis. Kaip matote iš dėžės, iš pavadinimų, aš pasirinkau Specialized gamintojo rėmą, tai yra Ale Sprint. Aliumininis plentinio dviračio rėmas. Peržiūrėjau visokių kūrėjų video YouTube, peržiūrėjau įvairiausias apžvalgas, pasiskaičiau, ką rašo apie šitos rėmus ir pagalvojau, why not? Bandom, nepatiks, visada bus galima parduoti arba tiesiog pastatyti, kad gražiai stovėtų kur nors kambario kampe. Beje, į šitą rėmą telpa iki 35 mm padangos, todėl galvoju, kad kartais galėsiu jį naudoti ir kaip lengvą gravelio dviratį. Galbūt net ne gravelio, o tokį G-raudą. Tai gravel padangos ant raudo arba raudo dviratis ant gravelio. Gerai, lauke yra pakankamai vėsų, šąla pirštai, šąla nosis, keliaujame į vidų į garažą ir pradėkime darbus. Visų pirma, laukia kaip ir visų kitų mano dviračių dengimas keramikinė danga, o tuomet ant rėmo pradėsiu montuoti visus komponentus. Let's go! Beje, kai nusprendžiau susirinkti šitą dviratį, niekam apie tai nepasakojau ir kai reikėjo man tam tikrų detalių nusipirkti ir buvau užsukęs į Velunovą vieną kartą, antrą kartą. Pirmą kartą sutikau Justą, kai norėjau pasimti rėmą. Tada antrą kartą sutikau Paulių, kai norėjau pasimti tam tikrų detalių. Teko apsimesti, kad atvariau šiaip į svečius išgert kavos. Pauliau, siurprizas. Pažiūrėsim, ar gražus gausis dviratis. Viskas, einu rinkti. Dėžė garaže, laikas ją pakuoti. Kaip čia atsidaro? Tuoj prisiminsiu, kaip vadinasi šita spalva. Kažką tai turi tokią pavadinimą Blue. Ten dar yra šakė. Rėmas beje yra aliumininis, o šakės tokiuose dviračiuose būna karboninės. Taigi, turim karboninį S-Worksinį seatpostą, turime karboninę šakę ir turime aliumininį rėmą. Matom, čia yra viena virinimo siūlė, čia yra kita, apačioj yra suvirinta už bottom bracketo, tai gaunasi, kad šitas mazgas, reiškia, su down tube toksai vientisas, čia nais yra suvirinta ir šitoje vietoje, ir šitose vietose. Dabar apsirengiu, nešuosi rėmą į lauką, pasižiūrėsiu, kaip atrodo dienos šviesoje. Vienu žodžiu, visą dieną gaudau saulę, bet jinai šviečia visur kitur mieste, išskyrus pas mane prie namų. Tai nieko nebelaukiu vakaro, keliauju surinkinėti, atrodo maždaug taip. Tikiuosi sulauksim saulės ir pamatysim, kaip jis atrodo tuomet. Einam, surinksim naują dviratį. Pradėsiu rėmą dengti keramikinę dangą. Šiaip tai visus naujus dalykus, kur yra metalas, karbonas, lakuotas paviršius ar panašiai, tai visus dengiu keramiką. Tai paviršius lieka ilgiau atsparus įbrėžimam ir visokiam kitokiam elementam, kaip sako anglai.
Procesas labai paprastas ir trunka labai mažai laiko. Tai visų pirma reikės nuriebalintojo ir antras dalykas, ko reikės, tai reikės keramikinės dangos. Jis skirta yra ratlankiam, bet iš esmės naudojama ir dviračių rėmam, šakiam, ratlankiam ir visiems kitiems komponentams. Taip kad pradžiai svarbu gerai nusiriebaluoti, tam dar reikia turėti porą mikro pluošto šluosčių. Viskas vyksta labai paprastai. Pasiemam šiek tiek pasipurškiam to, nuvalom visus riebalus. Naudoju pirštinės, nes nuo rankų irgi riebalas patenka. Įimu šakę visus paviršius, viską gražiai išsivalau. Purškiam dar truputį nuriebalintojo ir griebiam rėmą. Niekas čia dar ant jo nebuvo dėta, nebuvo rinkta, niekur nėra jokių riebalų, yra tiesiog gamykliniai gamybos proceso metu atsiradę kažkokie galbūt pasiriebalavimai. Būna kartais, kur yra įsikti šitie gertuvų laikiklių varžtai arba kiti, tai varžtus patepate palais ir kai suka, būna išsispaudžia čia aplinkui. Tai šitas vietas irgi taip atidžiai pasivalom, pasižiūrim, kad neišsiterliotų aplinkui. Lygiai taip pat gavęs dar pasidengsiu ir naują karboninį vairą ir stemą. Labai lengva visą tai daryti, kol ant rėmo nėra jokių komponentų visiškai. Pereisiu prie antrojo etapo. Atsidarom šitą dangos buteliuką. Pasižiūrėsime, kas yra viduj. Tai viduj yra 30 ml skysčio. Vatos padeliai 4 ar 5 įdėti. Jeigu būna taip, kad jie baigėsi, tai aš tiesiog naudoju paprastus vatos padukus. Dabar pasiemu dar vieną naują mikrošluostę, nes man jos reikės. Lašinam taip tiesiog kelis lašus ir taip lengvai tepam. Reikia palaikyti taip patepus 1 minutę ir tuomet su švaria mikrošluoste nuvalyti. O kol tą darau, paimsiu šakę ir ištepsiu visą šakės paviršių. Čia yra blizgių laku padengta, todėl nesimato, kiek tepasi, bet galima įžiūrėti. Pasidengiau, žiūriu, kad iš vienos pusės čia tokia labiau matiškesnė yra. Iš gamyklos tokia atėjus gal mažiau lako gavus. Tai dar į naudą išeis, kad turbūt apsauginio lako šakės vidinėje dalyje yra mažiau uždėta. Tai teoriškai turėtų greičiau pradėti nusitrinėti paviršius. Degrysinį aplaini 30-60 sekundžių ir nuvalyti su mikrošluoste. Kadangi ne pirmą kartą dengiu, tai žinau, kad jeigu pradeda ta keramikinė danga džiūti, jinai kristalizuojasi ir pasidaro tokia kaip stiklo šukelės mikro. Čia irgi nepalieku blizgančio, viskas. Šakė tapo vėl matinė. Tinka danga tiek matiniam, tiek blizgiem paviršiam. Prieš tai buvau tą faktorių matinį baltą pasidengęs. Taip gerai ir išliko matinis. Turėjau 2 dalis padengtas. Ir lygiai tą patį dabar padarysiu su rėmu. Rėmas yra didesnis, tai gamintojas rekomenduoja dengimą daryti dalimis. Tai todėl pirmą aš pasidengsiu top tubą ir down tubą, o tada pasidengsiu galinį trikampį. Kai perkat naują rėmą, dažniausiai kur nors apačioje būna toks lipdukas užklijuotas, kurio būna parašyta, kad reikia jį nuplėšti, nes tam būna serijinis numeris ir užsiregistruokite garantiniam. Privalumas perkant dviratį iš parduotuvės, kad visada bus rami galva ir nebus rūpesčių dėl garantinio aptarnavimo. 10 minučių, gal net mažiau ir turim viską padengta, viską padaryta. Galvoju, kad rėmą paskui pagrindinės vėl didžiasias dalis padengsiu antrą kartą. Bus dvigubas keramikos sluoksnis, tarnaus dvigubai ilgiau. Viskas, turiu viską pasiruošęs garaže. Rėmas, šakė, sėdinkotis, balnelis, čia kasetė, ten ratai, krenksetas, KEM 835, SRAM Force'as, be power meterio, galinis perjungęs pavarų, priekinis, naujos rivalio rankenėlės, stabdžių suportai, bottom bracketas, vairas, stemas ir visokie smulkūs dalykai, stabdžių diskai. Tai pradedu viską surinkinėti ir viskas iš eilės. Visų pirma, balnakotis. Patepėm karbono pastą, kad nepraslidinėtų, minimum iki atžymos parodyta. Šiaip tai galit komentatoriai komentuoti, bet aš šiandien vėl viską darysiu su pirštinėm. Aš ne tik dviratį surinkinėjau, bet aš dar gaminu ir valgyti. Šiaip norėjau užsidėti prijuostę, bet jinai buvo nelabai išlyginta. Rėmas, statom, labai daug nedėsiu. Lengvai prisiveršiu. Čia rašo, reikia sukti 5,2 Nm. Visiškai čia viskas lengva laisva. Įsistatysiu ir į tokią rankšluostėlę.
Sekantis dalykas. Galiu paimti šakę, prasikišti stabdžių suportą. Žiūrėjom. Puikiai. Prisukam lengvai, nes paskui reikės reguliuoti. Turiu vieną. Čia padarysiu tokį dalyką. Turiu elektriko izoliacijos. Šitą laidą, kad viduje irgi ten nesimaskatuotų, tai tiesiog čia šitoje vietoje prisitvirtinu. Puiku. Turiu vieną dalį. Čia ją atsidėsiu kol kas. Dabar pasidarysiu su galiniu viską tą patį. Tai pasirašiu galinį suportą. Kadangi šitą stabdžių žurnelė eis per rėmą, tai čia dar naudosiu tokį dalyką į vidų, kad nebarškėtų. Atsivečiam ir tokią instrukciją. Ir žiūrim. Per viršų bottom bracketo. Važiuojam toliau su šituo. Prisuku galinius. O, problem. Čia reikia ilgesnių varžtų. 30, reikalingi 35. Šitas dalykėlis turės palaukti. Važiuosiu rytoj dviračių parduotuvę. Nusipirksiu. Puikiai viskas easy. Tas padarytas. Galima įsisukti bottom bracketą. Kas yra prie bottom bracketo? Prie bottom bracketo yra visokių tarpinių. Čia priklausomai nuo to, kai nori išcentruoti, tai ten jų tenka ir pridėti. Turiu tokio anti-seize tepalo. Čia tepam tam, kad paskui, kai norėsiu persirengti, kad lengvai atsisuktų dešinė, o čia yra kairė. Toliau po bottom bracketo būtų galima iš karto įsidėti ašį. Viskas easy. Susisuko. Tuo pačiu galiu dar irgi čia prisisukti galinį pavarų perjungėją. Nice. Viskas, uždedu grandinę, įdedu ratą ir galiu be stabdžių realiai važinėti. Tik tai tam dar reikia priekį pasidaryti. O priekį irgi darbų daugiausia. Prisitvirtinau tokią auselę ir ant jos tvirtinsiu priekinį pavarų perjungėją. O tada jau tenais prisireguliuoti tik tai reikės, o taip atrodys. Toliau reikia pradėti dirbti su priekiu. Visų pirma, reikia nusipjauti tinkamo ilgio kaminą. Tada į kaminą dedasi toksai užspaudėjas, įsideda, ten viskas susimauna, užsideda vairas ir visa kita. Aišku, čia guoliai ir kiti reikalai. Pirmą aš viską susidėsiu sausai be tepalų, pasimatuosiu, kur reikia atsipjauti kaminą, ten jį atsipjausiu, padarysiu kol kas maksimumas. Maksimumas tai yra 40 mm nuo stemo apačios iki viršutinio guolio. Tai pasižiūrėsiu, kiek čia tų tarpinių reikia ir jas tenais susidėsiu. Guoliai tarpinės. Aš jau iš tikro atsirinkau, ko man reiks, o ko man nereiks. Kadangi čia yra apvali ertmė, tai standartiškai ant šito rėmo eina apvali tokia tarpinė ir iš jos laidai išeina į išorę ir ten nueina į vairą. Bet aš nusipirkau tokį 3D spausdintą kalpokėlį. Laidai išlys per vidurį, tada praeis per tas tarpinės visas ir tenais užsilenks į viršų, tiesiai pasislėps po stemų. Na taip, ten susimaus ir čia tie laidai per šį čia išlys po vairu ir ten nueis. Tai realiai tiek to laido matosi. Tai jau čia tikrai galima sakyti, kad yra integruotas. Jau matau, kad fainai viskas pasislepia. Stemas šitie taip susisuks, čia nusipjaus ir tada čia viskas gražiai užsidengs. Laikinai viską susirinkau. Dabar man reikia pasižymėti, kiek nusipjauti kamino ir nuo tos žymos -3 mm. Lygutėliai nupjauau 3 mm žemiau. Viskas šakė nupjauta, galima viską surinkinėti atgal. Ir pradedam viską dėti į vietas. Šitos tarpinės. Deduosi stemą. Viskas. Tiesiog žiauriai gerai gaunasi. O čia eina tiek troselio ir paskui jau daugiau niekur nebesimatys. Toliau vairas. Daugiausia, kad reiks tą stabdžių suportą dar reguliuoti. Taip, čia būtinai reikia tepti karboninę pastą. Jeigu nepatepsi, gali per kokio duobę važiuojant nusilenkt vairas žemyn. If you know, you know. Nusipirksiu tokį K-Edge vahų laikiklį. Čia priekį prisisuka ir prie jo tvirtintas į kompiuteriukas, lemputė, dar kažkas, ką ten galima pritvirtinti. Galiu pasakyti, kad jau dabar atrodo nice, čia net nieko nedėsiu. O dabar ką? Dabar laikas rankenas dėti. Antrą rankeną pristvirtinu stipriau. Daugiau nieko dabar nedarysiu. Reikia man galinio suporto varžtų. Bet iš tikrųjų, ką galiu pasidaryti, įsidėti priekinį ratą ir pasižiūrėti, kaip atrodo. Nu ką, gal visai neblogai.
čia tikrai yra dar daugiau vietos, tikrai 35 telpa į priekį, bus galima turėti kaip tokį light gravelį. Čia man reikia sureguliuoti, ten reikia 2 varžtų, varau į dviračių parduotuvę ir tuomet grįžęs užbaigsiu projektą, grandinę turiu, pasižiūrėsiu dar reikia kompiuteriuko laikiklio, čia pasimatuosiu, čia nukirpsiu, uždėsiu vairo juostą, viniosis iki čia ir neužilgo parodysiu, kaip baigiu tos darbus ir tada važiuosim testuoti. Šį pagalvojau, įsidėsiu ir galinį ratą, tai bus toks tikresnis vaizdas. Dar noriu vieną dalyką padaryti, nes labai knieti sužinoti, kaip labiau atrodys. Tai aš net nuo stendo paskui nusimsiu, pasistatysiu, tai turiu dar irgi likusi tokį balnelį, iš vis naujas nuo kažkurio dviračio San Marco Sele. Pakankamai sunkus, bet šitam dviračiui no problem. Uždėsiu ir pasižiūrėsiu irgi, kaip atrodo. Opa. Dan. Sekanti diena, buvau Velanovai. Nusipirkau dar kelis smulkius dalykėlius, kurių reikėjo. Tai man reikės antros baterijos, nes vieną tik tai turėjau. Tada pasiėmiau 2 gertuvių laikiklius. Galvojau, kokius imt, paėmiau juodus. Bus viskas mėlynai juodai. Nedėsiu aš to auksinių dalykų. Tada pasiėmiau stabdžių suportų varžtus, kurių man trūko. Pasiėmiau KH. Labai fainas aero, toksai kompiuteriuko laikiklis ir supakąs vairo juostą apvyniosiu ir parodysiu, kaip atrodys. Vairo juostos iš tikrųjų reikės nedaug, nes vyniojasi tik tai iki čia, bet vis tiek susinaudos turbūt abu rulonėliai. Tikiuosi viską jau, ko reikia iki galo turiu. Nesuku stipriai. Gal atleisiu, kad galėčiau pasireguliuoti paskui. Taip galutinai pasireguliuoju vairo padėtį, kad nukirpti ne per daug, ne per mažai. Maždaug flush lygiai taip sueina. Karpu vieną kartą, kad nereikėtų, tai naujo troselio, tai reikia tiksliai 8 Nm, tai irgi nepervežt. Gerai, kerpam antrą. Opa! Ta patį pasidarau, įsisuku šitą galiuką, tada uždedu tą raudoną ir prisisuksiu. Ok, turim. Viskas, stabdžiai pajungti. Dabar sureguliuosiu dar priekinį perjungę, yra va toksai tulsas, dedas jis ten ant žvaigždės. Ok, viskas prisiveržiu, niekas niekur nekabina, čia sukasi, viskas ok. Tai viskas, nieko čia man jau daug nebeliko, įsistatau ratus, užsidedu grandinę, nusiemu nuo stendo, susireguliuosiu vairą, prisiviniosiu vairo juostą ir vešiu dviratį Velanovą norinti. Dar prisisuksiu iš karto laikiklius gertuvėms. Paėmiau tuos elito gertuvių laikiklius, kuriuos esu įpratęs. Čia jie yra karboniniai, lengvi ir, nežinau, vieną kartą esu gal gertuvą pamatęs. Laikikliai prisukti, dedu ratus ir pradėsiu čia viską reguliuoti po truputį. Šiek tiek trinasi, girdžiu. Irgi liečiasi čia suportai. Bet to čia pareguliuosiu. Viskas bus gerai. Priveržiu. Ir pažiūrėkim. Viskas idealiai. Panašu, kad viskas gerai susireguliuoja. Spaudžiam stabdį. Viskas sukabinta. Ok, teko šiek tiek pažaisti, updatinti tą perjungę. Šitas dabar dar updatinasi. Jau viską sujungiau į vieną. Vienu žodžiu, paspaudi palaikai, viskas susijungia, patvirtinimui gale paspaudi, viskas pažiūrėjau veikia, updatinu softą ir vežu dviratį stabdžių norinimui, vairo juostą užviniosiu sugrįžęs. Prisisuksiu pedalus, susireguliuosiu pavaras ir bus viskas. O, matau, vairą reikia tiesinti. Nice. Buvau Velanovai, pasiėmiau dar tam tikrų dalykų. Tai visų pirma, top capą pakeitė man. Ir pasiėmiau tokį, kuris čianais tinka. Tai aš jį dabar čianais taip. Opa, viskas flush, gražu. Jeigu ieškot kaip prisitvirtinti kompiuteriuką aerodinamiškai, tai tokie laikikliai labai yra gerai. Teko nemažai čia pasiknisti su šituo visų reikalų. Atrodo lengva, bet čia va yra tokie dar aero dalykėliai, po kuriais dar biški čia oras apteka. Tai juos, kad prisukti ant du tokie maži varžteliai. Nu, buvo ką veikti. Tai viskas. Yra kedžio laikiklis, vahų laikosi. Čia dar yra tokia vieta lemputė, tai labai faina. Viskas susisuki ir prieki tiesiog suki vairą, sukasi lempa. Vienu žodžiu, viskas labai faina. Ok, vyniojam vairo juostą. Pasiėmiau tokiais slick galais, šiek tiek atitinka dviratį. Prašau, vieną turim.
Viskas, abu galai įsukti, viskas padaryta. Taigi, pagaliau visos smulkmenos baigtos, kompiuteriuko laikiklis, kompiuteriukas, vairo juostas, galai užsukti, baterijos pakrautos, balnelis prisuktas. Liko tik tai nauja grandinė, aš ją dabar dar pamirkysiu per naktį alkoholyje specialiam ir ryte užsidėsiu. O toliau viską greitai ir trumpai jums dar kartą papasakosiu apie šitą dviratį lauke. Iki. Planavau iš čia pasivažinėti, bet pašalė yra labai šalta, tai greitai dar trumpai papasakosiu, ką padariau su šituo dviračiu. Taigi, kaip minėjau, ant jo užsidėjau nuo Factor Ostro Gravelio likusius lentinius Black King 45 mm aukščio ratus, 2 nauji gertuvių laikikliais, naujas Roval Rapid vairas, naujas SL7 stemas, perjungiai yra nuo seno dviračio, jau yra nauja grandinė, dabar yra uždėti Wahoo Speedplay pedalai, bet važiuosiu pasivažinėti prie žieminių batų, užsidėsiu Shimano XTR-us. Dar nusipirkau naujas Raivalio rankenėlės. Taip pat kartu su dviračio rėmu atėjo ir balnakotis karboninis, švaistikliai SRAM Force be power meterio. O dabar tikiuosi, kad šiek tiek sušils oras, bent +2 laipsniai šilumos bus ir šoksiu, greitai padarysiu test ride'ą. Viskas, važiuoju pasivažinėti.